asmeninis patarimas, ką geriau laikyti, automatą ar mechaninį. Šiai dienai aš sakyčiau, reikėtų atsižvelgti daugiau į du dalykus. Kam jums vairuotojo pažymėjimas? Jeigu jums dabar tik 17-18 metų visas gyvenimas prieš akis, jūs nežinote dar netgi atvirai pasakius, ką studijuosite, kuo užsimsite, kodėlgi nepabandžius su mechaniniu? Jeigu jums jau daugiau metų, jeigu jūs žinote jau kuo užsimsite gyvenime ir žinote, kad tai automobilis bus jūsų tik asmeniniams reikmėms, jums nereikės keisti automobilių kasdieną ir jums prie širdies automatas ir laikykite su automatu. Ką duoda automatas? Jūs niekada neužgesite. Na, pradėkime nuo regitros egzamino. Jūs neužgesite egzamino metu. Jūs niekada neparėdėsite atgal, kad ir pačią stačiausią įkartą. Jums niekada nebus pažymėtos klaidos, kaip kad nepasirinkta pavara.